Ir paskutinysis liko ir galvoju, negi žadėjau kažkam tai jūsų paskambinti ir pasveikinti su gimtadieniu ir manau, kad tai yra puikiai proga, nes, kiek pastebėjau, pakankamai retai vyrai sveikina vyrus ir tikiuosi, kad, nebus tiek įsilinksminę, jog neišgirs mano skambučio ir neatsilieps telefonu. Bandysime dabar prisiskambinti vienam vyrukui, kuris šiandien švenčia gimtadienį savo. O skambiname su Aurimui, kuris šiandien švenčia gimtadienį. Sueina labai gražus skaičius, 18. Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Aurimai, labas, kaip sekasi? Gerai, o kas čia skambina? Juk tu net pažįsti manęs? Ne. Aš dar patampysiu tavo nervus ir neprisistatysiu. Aš tai skambinu norėdama pasveikinti tave su gimtadieniu. Kad nelabai gimtadienis šiandien. Rimtai? Taip. Ir šiandien tu nešventi gimtadienio? Ne. Ir negyveni švenčionėliuose ir studijų metu nesimokai MRU ekonomikos? Gyvenu, mokusi. Tai gal tiesiog vienas artimas žmogus tau norėjo iškrėsti pokštą. Man parašė tavo brolis Tomas, aš esu Saulė iš Radio stoties M1, mes šiuo metu esame eteryje ir gavau štai tokį laišką. Mano brolis šiandien švenčia gimtadienį, gyvena švenčionėliuose ir manau, kad tokia proga verta žmogų pasveikinti skambučiu. Bet dėja pats esu labai toli ir galiu tik pasveikinti internetu, bet jūs galėtumėte man padėti, rašo tavo brolis Tomas. Bet aš neturiu brolio Tomo. Aha, tai vadinasi, galbūt kažkas tai tiesiog norėjo smagiai pajuokauti. Aurimai, bet kuriuo atveju tau. Dėkui, kad tu atsiliepiai mūsų skambutį, gerą vakarą tau linkime. Galbūt kažkas tai tiesiog labai norėjo papokštauti, o gal kažką tai sumaišė, kokį nors, pavyzdžiui, numerį netokį. Na, manau, papokštaut greičiau. Bet kuriuo atveju mums smagu, iš tikrųjų mes pokštavom kartu su tavimi, gerą vakarą tau. Gaila, kad iš tikrųjų paskutinis skambutis šiandien čia mano fiestoje ir kažkas tai pokštauja galbūt su manimi. Bet kuriuo atveju, ačiū Jums labai už smagų laiką, ačiū, kad buvote visas pastarąsias valandas kartu su mumis. Radio stotyje M1 ir programa Čia mano fiesta. Bei savaitgalius M1, su Jumis buvo Saulė, aš su Jumis jau atsisveikinu.